Taigi sveiki visi. Šiandien norėčiau paliesti tokią irgi, sakyčiau, įdomią temą apie kultūrizmą, apie galiūnų sportą, apie jėgos sportą, jėgos trikovę. Kas yra galiūnų sportas, kas yra kultūrizmas, kuom jie panašus, kuom jie skirtingi, kokia mityba yra naudojama sportininkų, kurie dalyvauja galiūnų sporte ir kokia mityba yra kultūristų. Aišku, tikrai nenoriu lysti į visokias smulkmenas, tiesiog noriu padaryti video tokią, kad būtų lengvai suprantama, ypač pradedantiesiems. Kokia mityba turėtų būti ir kokius treniruotės turėtų būti dirbant jėgai, kokius treniruotės turėtų būti auginant raumenį ir panašiai. Tai turbūt pradėsiu nuo kultūrizmo. Kas yra kultūrizmas aplamai, kokie yra tikslai kultūrizmo. Tai kultūrizmas pats kaip sportas yra tikrai panašus į galiūnų sportą. Na, gal sakykime ir ne visai panašus, bet kai kurie jėgos pratimai tikrai būna tokie patys. Kartais ir netgi ištvermės pratimai būna tokie patys. Bet iš principo pats kultūrizmas, kas yra kultūrizmas? Kultūrizmas yra dirbti hipertrofijai, išlaikyti raumenų proporcijas, išlaikyti ryškumą prieš varžybas svarbiausia. Taigi kultūrizme treniruotės yra ne sezono metu, tokios labiau bazinės, kad dirbti raumenų hipertrofijai, raumenų augimui. Priėjimų ir pakartojimų skaičiai yra tokie, sakyčiau, vidutiniai, kiekvienam pratimui, aišku, individualiai čia, bet dažniausiai būna 5 priėjimai kažkurio pratimo ir apie nuo 8 iki 15 pakartojimų. Aišku, kai kuriems raumenims reikia ir 20 pakartojimų, tokie kaip pečiai, kai kuriems neauga ir panašiai, bet čia, kaip sakau, į tas smulkmenas nenoriu lyst. Sezonų jau metu, prieš varžybas, kultūristai keičia treniruotės į labiau intensyvesnes, daugiau pakartojimų skaičių, daugiau priėjimų, tokie vadinami tie supersetai, kai yra vienu metu daromi 2 pratimai, be poilsio ir panašiai. Aišku, žinoma, ir kardio pratimai. Žodžiu, tokie pratimai, kurie mums, ta prasme ne mums, o kultūristams padėtų ryškint kūną, neprarandant raumens. Kokia yra kultūristų mityba, tai galbūt neakcentuosiu pačios mitybos, bet iš principo kultūristai labai skaičiuoja makro, tai yra angliavandenius, baltymus, riebalus, procentai dėliojasi ir ten ne sezonų metu vienaip, prieš varžybas kitaip, artėjant pačiom varžybom dar viskas keičiasi. O galiūnų sporte galbūt su mityba yra kiek paprasčiau. Aišku, man tokiam, kuris bando išsilaikyti kažkurioje kategorijoje, šiuo atveju mano yra iki 90 kategorija, tai mano ir treniruotės, ir mityba skiriasi nuo Open kategorijos, ne kardinaliai, bet gerokai skiriasi. Tarkim, kai galiūnai Open kategorijai ne sezono metu gali daryti tiek jėgos, tiek hipertrofijos pratimus, treniruotės, tai aš hipertrofiją jau nelabai galiu sau leisti tokių treniruočių, kadangi jeigu aš pradėčiau labai treniruotės daryti tokias raumens augimui, mano kūnų svoris pradėtų augti.
ko pasiekoje aš turbūt nebenusimeščiau į savo kategoriją, arba nusimeščiau, bet varžybų rezultatas būtų turbūt tragiškas. Taigi aš orientuojuos į būtent jėgos pratimus, mažus pakartojimus, nedarau didelių pakartojimų. Tai galbūt ir keistai dėl to, kai kam atrodo, bet tokia realybė. Na, mityba vėlgi. Žinoma, aišku, valgau viską, tikrai nežiūriu kalorijų ten taip kaip kultūristai, neskaičiuoju procentų, bet tas neskaičiavimas yra iki tol, kol neprasideda varžybos. Tai dažniausiai kai kurioms, ne kai kurioms, o dažniausiai visoms išskyrus yra viena tokia kategorija 95, į kurią man nereikia mesti svorio, bet į kitas varžybas reikia mesti svorį ir jau tada turiu pradėti skaičiuoti. Skaičiuoti ne tik kalorijas, bet ir patį maisto svorį. Kaip aš tai darau? Tarkim, prieš varžybas, likus savaitai 2, bandau numest kažkiek tai procentų baltymo ir riebalo, bet angliavandenius stengiuosi valgyti tiek pat, kaip ir valgiau prieš tai. Kokią klaidą čia daro, tarkim, jėgos trikovininkai. Gal apie juos kiek truputėlį vėliau, bet iš principo matau klaidą, kai atvažiuoja į varžybas ir sako, treniruotėj čia kėliau vienokį svorį, anokį svorį ir dabar treniruotėj nepadarau, varžybose nepadarau tų pačių svorių, kuriuos dariau treniruotėse. Turbūt, sako, ten CNS pavargęs, tai yra centrinė nervų sistema nuvargus, neatsigavus ir panašiai. Tai ne. Tai greičiausiai bus ne centrinė nervų sistema nuvargus, o tiesiog jūsų buvo mityba labai bloga. Nes dauguma jėgos trikovininkų bando mest svorį tokiu būdu, kaip daro kultūristai. Tai yra nukerta angliavandenių kiekį, riebalų kiekį, baltymus arba pakelia, arba palieka. Ir to pasiekoje atėjus varžybom, nors ir pailsėjęs atletas, bet neturi energijos, neturi jėgų ir negali tiesiog pakelti to svorio, kurį jisai buvo 100% užtikrintas padaryti. Taigi grįžtam atgal prie galiūnų mitybos. Kaip ir minėjau, galiūnai Open kategorijos valgo viską ir dideliais kiekiais valgo, cukraus vengia. Didžioji dauguma vengia, kiti galbūt nevengia. Kuom skiriasi dabar dar galiūnas nuo kultūristo? Turbūt esate matę, aišku, kultūristas jisai ryškus, atrodo didelis, bet jeigu stovėtų galiūnas šalia kultūristo, tai kultūristas atrodytų itin mažas. Pabandysiu jums, kad įsivaizduotumėt, pabandysiu pasakyti, kiek sveria vieni ir kiti atletai. Tarkim, galiūnas gali sverti ir 200, ir 210, ir 220. Na, Lietuvoje, aišku, turim turbūt tai Žydrūną sunkiausiai, kuris, kiek pamenu, sverdavo apie 180. Galbūt yra svers ir daugiau, ir mažiau. Na, o kultūristas, tarkim, didelis kultūristas, jau kiek mano žinios neapleidžia, tai apie 150 kg yra tikrai didžiulis masyvus kultūristas. Aišku, varžybų metu galbūt jisai sveria mažiau. Na, kaip pavyzdys, Mr. Olympijos ten, kiek pamenu, ir 130, ir 130 keli kilogramai būna, ar 140. Tai va, tokie skirtumai tarp galiūno ir kultūristo. Dar, aišku,
gal truputėlį čia mano mintis pabėgo, bet norėčiau sugrįžti prie jėgos trikovininkų. Ką daro jėgos trikovininkas? Trikovininkas ir kokios yra treniruotės lyginant su galiūnų treniruotėm. Tai trikovininkas orientuojasi į 3 pagrindinius veiksmus. Tai yra štangos spaudimas gulint, tai yra pritūpimai su štanga ir štangos atkelimas nuo grindų, nuo žemės. Tai būtent trikovininko treniruotė ir yra orientuota į šiuos 3 pratimus. Žinoma, vėl kaip ir minėjau, kaip ir kultūristai, kaip ir galiūnai, yra sezonų metas, ne sezonų metas, tai sezonų metu akcentuoja būtent šitos pratimus, ne sezonų metu kai kurie nori užauginti masę, galbūt pereiti į kitą kategoriją. Na, mažai pažįstu tokių, kurie laikosi vienoje kategorijoje, arba žinau tiesiog kelis, kurie vis dar bando išlaikyti tą kategoriją. Na, nekalbu, aišku, apie 120 ir panašiai. Kalbu labiau apie 83, 90, 93, 105 atletus. Tai vat, treniruotis, kaip ir minėjau, sezonų metu orientuojasi į būtent šitos veiksmus, nes sezonų metu, aišku, yra auginamas raumuo, irgi dirbama jėgai. Tik tai vat skirtingai negu nuo galiūnų, jėgos trikovininkai dirba būtent akcentuoja tik į 3 jėgos pratimus. Kai tuo tarpu galiūnų pratimų skaičius yra, mažiausiai 10 kartų daugiau. Galiūnų varžybose galim pamatyti apie 30-40 skirtingų pratimų. Aišku, varžybose visų pratimų nebūna vienu metu, bet realiai apie 30-40 pratimų būtent yra galiūnų pratimai, į kuriuos galiūnai turi orientuotis. Kiekvienom atskirom varžybom ruošis būtent tam tikriem pratimam. Na ir aišku, pagrindiniai vis tiek būna tokie kelimai į viršų, štangos trauka. Na, pritūpimų būna mažiau, bet būna. Tai vat, sakykime, visi tie, ne visi 3, bet iš dalies visi 3 jėgos trikovininkų pratimai būna galiūnuose. Tai turbūt tiek norėjau pasakyti. Galbūt kažką praleidau. Tikiuosi, kad nepraleidau. Tai jeigu kažką praleidau, parašyk komentarę. Gal kažką įdomaus nori paklausti, taip pat parašyk komentarę. Užsiprenumeruok tą kanalą YouTube'is, įkelsiu daugiau video. Taip pat nepamiršk paspausti laikų, jeigu patiko, jeigu peržiūrėjai ir skyrei laiko. Tai ačiū už žiūrėjimą ir turbūt iki sekančių kartų.